aspektų ir klausimų pasaulyje, kurie yra sutinkami su priešprieša, ir vieną tokių pavyzdžių galėtumėm paminėti dar praėjusiai kadencijai priimtą reglamentavimo pakeitimą, kuomet tėčiai taip pat norėdami šeimoje pasinaudoti pilnu paketu vaiko priežiūros ir išmokų ir visų pačių paketų turi išeiti atostogų, pakeisti mamą, leisti į galimybę galbūt kažkuriam tarpsnyje sugrįžti į darbą ir tada vėl sugrįžti į priežiūrą. Tai irgi buvo sutiktas su didžiuliu pasipriešinimu šitas momentas, todėl kad tokia praktika mat neegzistuoja. Vyrai ten laiko su vaikais neleidžia ir taip toliau. Ta praktika galima formuoti. Man atrodo, tas ryšys su vaikais jis yra labai svarbus ir tėčių lygiai taip pat. Ir kartais kai kurios dalykus reikia daryti su tam tikra nedidelė prievarta. Tai yra keisti reglamentavimą tam, kad tie pageidaujami įpročiai jie formuotųsi. Tai čia matyti yra vienas iš tų projektų, kuomet galima rasti kompromisą. Buvo registruotas dar praėjusiai kadencijai, man atrodo, pasiūlymas iki 16 metų, tai sakyčiau, kad neracionalu, bet 14 galėtų būti tas kompromisinis variantas, kuomet formuojam tą santykį ir kitokį požiūrį į vaikus ir daugiau laiko leidžiam bendrai. Tai tikrai sutinku ir dėl to pervargimo galbūt galų gale dar tai taps ir motyvacija truputėlį lankščiau žiūrėti nuotolinį darbą, kur niekaip irgi tam tikri sprendimai nėra priimami. Tai tikrai palaikau Jurgitos Šukevičienės iniciatyvą šitoje vietoje ir nemanau, kad čia pasaulis dėl to sugrius.